Pamokslas bus? Ne. Na gerai, labai smagu šiandien, iš tikrųjų, norisi pasveikinti mūsų tą bendruomenę, kuriai 4 metai. Tai yra, aišku, nedaug, 4. Bet vis dėlto, prisiminiau, kad tais 1 metais Elijas gimė, pastorių vaikas. Ir dabar galvoju, juk jisai paaugo ne tik į ūgį, bet jis ir protiškai, ir mes turbūt taip pat augom. Mes truputį išaugom, bet ir mes vidumi paaugom. Jau Elijas ne tik ūgio didesnis, bet skaičiuoti moka, savarankiška, 2 kalbom skaičiuoti moka ir įvairių kitų dalykų moka, pats pavalgyti moka, į tualetą nueiti. Žodžiu, ne vien tik auga, ir mes taip pat kaip Kristaus kūnas. Mes augam galbūt ne taip greit, kad mūsų daugėja, bet mes dvigubai augam ir į plotį, ir truputį savo vidumi, dvasiniu žmogum. Tai šitą matau irgi mūsų tokį paaugimą ir tikrai labai nuostabu, labai mus sveikinu. Taip pat noriu labai Dievui padėkoti už tai, kad mes čia esam. Ir dar noriu labai padėkoti už pastorių, kurį mes turim, kurį Dievas mums davė iš tikrųjų. Ir mes abejojom, mes pačioj pradžiai prisimenu, aš visą laiką tyriau savo širdį ir labai klausiau Dievo, ar tikrai čia pastorius iš Dievo ar ne. Ir savo sakiau, pamatysim, pagyvensim, pamatysim. Dar atsimenu su Elena biškį pasiginčydami, sakydavo, tu ką, jūs tą tikrai Dievas pastatė. Sakau, palauk, praeis kiek laiko ir mes pamatysim, ar čia buvo Izaokas, ar čia Izmaelis. Nes būna iš kūno dalykai, jūs žinot. Ir mes, kurie tikintis ilgiau, mes žinom, kad būna kūniškumas. Taip, kaip, būna noriu, oi, bet tai yra palauk. Kai ateina visi sunkumai, tik tada išstovi, jeigu tu esi patirtas. Jeigu Dievas pastatė, jis ir išlaikys. O kiek tokių būna, kurie pasistatė patys ir jie neišlaiko iš tikrųjų. Ir neskubėjau iškart su išvadom. Neskubėjau sakyti ne ir taip. Visą laiką galvojau, pamatysim, dar biškį praeis laiko ir pažiūrėsim, ar čia tikrai. Tai žodžiu, šiandien aš tai esu įsitikinus. Buvo įvairių dalykų, kurių čia visų neišpasakosiu, kuriais Dievas atsakė į mano tos klausimus ir patvirtino, ir aš tai matau. Ir tai nereiškia, kad neklysta pastorius ar vyresnieji, bet širdis yra. Aš matau jame tokia kaip Dovydo širdį, kuris tai mus gano, ir noriu jam tiesiog padėkoti iš tikrųjų. Dievui padėkoti už pastorių, kuris mus gano. Mūsų avis gano, nes mes būnam visokios avis, būnam ir piktos, ir irzlios, ir nepatenkintos kažkuom, kažkas nepatinka, kas sugalvota ar kažkur, ir jisai mus kenčia, ačiū tau, jūs tai 4 metus tu jau mus kenti, tai jau mus tas avis pakenti, ir jis toliau mus myli, ir toliau mus gano. Ir aš dar matau čia sąsają tokia, kaip ir šitas karalius Dovydas, jisai šlovino Dievą, jisai sėdėjo, giedojo Dievui, ne avims, jis ne avis linksmino, o avis tiesiog klausėsi ir klausė jo. Ir mūsų ganytojas Justas taip pat yra šlovintojas, tai yra toks sutapimas, kad jis yra šlovintojas. Ir kol kas dar vienintelis, mes labai meldžiam Dievo, kad atsirastų daugiau jam pagalbininkų. Bet jisai, žinokit, ne mus čia linksmina. Jisai šlovina Dievui. Jis iš viso širdies gieda Dievui. O mes klausom ir pritarėm ir klausom jo. Tai man tai toks panašus yra, kaip karalius Dovydas. Taigi, labai sveikinu, labai dėkoju pastoriui ir noriu jam tokį vieną dalyką įteikti. Čia yra firminiai sielų marškinėliai, kurie yra iš sielų festivalio. Ir žodžiu, ant jų yra užrašas sielos. Ir aš noriu padovanoti mūsų pastoriui, dar apyrankė yra, kad, žodžiu, mes tos sielos, tu mūsų sielų ganytojas. Va čia užrašas. Ir mes sielos. Tau yra Dievas pavedęs sielas ganyti. Tai yra taip nuostabu, tai yra toks iš tikrųjų pašaukimas, bet jis yra nelengvas, yra sunkus, yra daug išmėginimų, daug sunkumų. Ir raginu, kad mes nesuskubėtumėm pasmerkti, kada būna kažkas nelabai. Nes ne visada būna viskas tobulai bažnyčioje ir santykiuose ir įvairiuose dalykuose.
neskubėtume pasmerkti, bet kaip tik pagalvotumėm, kad mes galbūt galim pakelti, palaikyti vienas kitą, kai būna sunku. Nes iš tikrųjų tai nėra lengva nešti tokį iš Dievo krūvį atsakomybę, stovėti prieš Dievą su tokia atsakomybė, nes tu jautiesi atsakingas, taip, tu žinai, daug Dievas pavedė, jisai iš tavęs ir paklaus. Mums yra daug paprasčiau, jam yra tai sunku. Tai man biškai šitą. Dabar noriu atsakyti tos klausimus greitai ir viskas. Kaip atėjau, na tai mes čia nuo pradžių esame tie 6 žmonės, va Justas su Roberta, mes su Orlandu, Elena va vaikų auklėtoja mūsų ir Robertos mama šitą Liudą. Tai mes visi, žodžiu, susidraugavom kažkaip, aš tai tik prisimenu, kad kaip aš su Elena susipažinau. Aš ją Evangeliją pradėjau skelbti gatvėje. Mes išėjom iš tos agentūros, mes, žodžiu, taip pat ėjom visi tą Intercruit agentūrą, tokia buvo, darbo ėjom visi ten. Roberta ten dirbo tada šitą ofise darbuotoją, kurį tą darbą duodavo. Bet aš tai nežinojau, kad jinai krikščionė, žodžiu, bet mes kažkaip atėjom ten užsirašyti į tą darbą ir išėję iš agentūros iškart susitikom Eleną ir dar kažkokia moteris buvo. Ir išgirdom, kaip kalba, neaišku, čia duos to darbą, neduos, kažkaip, ar kažkas pergyveno iš jų. Ir mes pradėjom drąsinti, sakyt, pasitikėkit viešpačiu, sakom, melskimės, Dievas duos, tikrai duoda, Dievas girdi, reikia tikėti kažkaip ir taip apsidžiaugė, sako, aš ir esu tikinti, tai tikrai teisingai, sakai, nu mes taip net greit įsiaiškinom per minutę, kad jinai iš tokios kaip bažnyčios viską apsikabino, kažkaip susidraugavom, iškart labai, vat, tą atsimenu, o kaip mes su Roberta, neatsimenu, žinokit, turbūt per Eleną iš tikrųjų, jo, jinai paskui su visais kitais, nes jinai labai komunikabili, labai bendraujanti su visais, jinai va, su Liuda susipažino, su visais viską susižinojo, nes jinai paskui po to mums ir sakydavo, kad va šita Roberta, kur ten ofise dirba, jinai irgi yra krikščionė. Ir aš dar galvodavau iš pradžių, nu tai čia visi krikščionys, visi lietuviai, katalikai, viskas aišku, žodžiu, visi. Ir niekada negalvodavau, kai žmogus sakydavo, ar krikščionis, ar apie kažką, tai iškart negalvodavau, kad jis rimtas krikščionis, nes, nu žinot, kaip yra. Taip visi vadinasi, bet kai juos kvieti kažkur, jie visai nenori prisidėti ar prie bažnyčios, ar kaip. Tai žodžiu, susipažinom, po to mes keletą kartų susitikom, ir po to buvo Orlando gimtadienis pas mus namuose, tai va mes visi susirinkom ir mes labai išsiaiškinom, paliudijom viens kitam iš savo gyvenimo kažką ir supratom, kad mes iš tikrųjų trokštam, kad būtų bendruomenė, kad mes visi to norim. Dar mano mama, jinai tikinti yra ir, žodžiu, jinai visą laiką, dar kai mūsų nebuvo, jinai pradėjo melstis, kad šitam mieste atsirastų Dievo bažnyčia. Ir jinai sakydavo, žinok, aš meldžiuosi, kad atsirastų pas jūs bendruomenė. Turi susikurti kažkaip. Dar aš sakydavau vidui, aš tai jau nepradėsiu nieko, jau aš tai pastorium nebūsiu tikrai. Nes va, tikrai nes jinai taip sakydavo, kažką darykit, aš meldžiuos, kažkur kažką darykit, lyg tai mus ragino. O mes ėjom visai kitą bažnyčią, į taip pat anglišką didelę bažnyčią. O ten daugiau rusiška bendruomenė mesgėsi, mes prie tų rusų buvom prisidėję. Tai irgi svarsčiau širdį, ar mes su rusais daugiau čia pradėsim rusiškai, ar lietuviais. Bet taip, iš tikrųjų, vat, Dievas taip sudėliojo, dar kai Justas pasakė, bus bažnyčia ir aš būsiu pastorius, dar vidujau, nu pažiūrėsim, dar laikas parodys, viską parodys, gal susidėliosime dar. Nu, bet tą dieną mes nusprendėm, kad nuo šiol, kai buvo Orlando gimtadienis, dėl to ir sutampa visada dabar Orlando gimtadienis su bažnyčios gimtadieniu, mes nusprendėm, kad nuo dabar mes pradėsim nuolat rinktis. Ir mes po šiai dienai, 4 metai, ačiū Dievui, mes ištvermingai čia renkamės ir laikomės to susirinkimo Dievo, šlovinimo, pamokslavimo, viso šito, jau 4 metai, taip. Tai va šitai prasidėjo. Dabar, ką man čia reiškia būti? Iš tikrųjų, kažkaip tai noriu pasakyti tokį vieną dalyką, kad ne visada aš buvau bažnyčiai. Mes įtikėjom labai senai Lietuvoje, galim sakyti, prieš 20, daugiau kaip 20 metų netgi. Kai čia buvo ta prabudimo banga tokia pirmoji, aš 90-aisiais.
Vien žodžiu, tiksliai nebeatsimenu, bet 25 metai atgal Lietuvoje pradėjo gimti charizmatiškos, tos protestantiškos bažnyčios ir mes taip pat atgimėm ir taip pat pradėjom. Toks stebuklas įvyko, žodžiu, aš per stebuklingą iš savo išgijimą įtikėjau ir, žodžiu, taip toliau. Ir mes ėjom apie kokius 5 metus galbūt į bažnyčią. Buvau ten jau tarnautoja, ląstelės vadovė buvau, Biblijos mokyklą baigiau, Orlandas buvo irgi tarnautojas tvarkdarių tarnavime. Žodžiu, mes buvom labai įsijungę į bažnyčią, iš tikrųjų rimtėjom, bet ne visada tai buvo. Ir paskui po to atsitiko toks dalykas, kad mes atsitraukėm ir mes nebėjom. Ir tai buvo įsižeidimas, tai buvo dar kūniško žmogaus, dar mes nebuvom dvasiniai, kaip sakant, gali žmogus eiti labai išoriškai atrodyti, mes net išoriškai atrodėm daug dvasingesni, negu iš tikrųjų gyvenom. Dar negyvenom, žinojom jau daug daugiau negu praktikoje tai darėm iš tikrųjų. Ir mes atsitraukėm, nes įsižeidimas atėjo. Buvo dalykų, galiu pasakyti tik tai, kad tai buvo rimtos priežastis įsižeisti ir atsitraukti. Tai nebuvo šiaip, kad kažkoks sesė ar brolis ten mane įžeidė, ar ten nepažiūrėjo, ar nepasisveikino, ar dėmesio, kaip mes būna įsižeidžiam. Ten buvo tikrai rimti dalykai tarp lyderių, ten buvo netgi žala tokia moralinė, dvasinė padaryta. Ir žodžiu, ir aš po truputį atsitraukiau ir aš nusprendžiau, kad bažnyčia nėra būtina. Bet kadangi skaičiau Bibliją, skaičiau raštą jau namuose, aš įsivaizdavau, kad aš galiu be bažnyčios. Aš supratau, kad aš galiu. Aš kai kurias knygas ten dvasinės skaičiau ir pagalvojau, kad nėra tai būtina. Kodėl aš turiu ten tarp netobulų žmonių, kurie prieš Dievą nusikalsta dabar ir mes čia įtraukti, mes atsitraukėm. Bet tai buvo neteisingai. Ir aš labai nuoširdžiai vis dėlto įsivaizdavau, kad aš bendrauju su Dievu. Aš su juo bendravau iš tikrųjų. Bet labai po truputį, labai nejučiom, nestipriai, aš pradėjau grįžinėti atgal į pasaulį. Nors skaičiau Bibliją, atrodo, dvasinės knygas, maldose buvau pastoviai, melsdavausi ir įsivaizdavau, kad taip aš tokia krikščionė ir būsiu. Ir atrodo, matot, juk rašte yra daug parašyta, kad bendruomenė yra reikalinga, kad bažnyčia yra bendruomenė ir jinai yra reikalinga. Tie bendri susirinkimai būtini, bet aš tada skaitydama net jų nemačiau. Kaip karti šaknis gali apakinti širdį, kaip gali užkietinti, kad tu netgi savanaudiškai skaitai raštą ir galvoji, kad nuoširdžiai, ir tu nematai tų dalykų, tu tiesiog jų nenori matyti, nepripažįsti. Matai tą, ką tau reikia. Tai yra toks kaip nenuoširdumas buvo. Ir kurį laiką tai buvo, kažkiek tai metų taip buvo, gal net, nežinau, 4 ar 5 metai tai buvo tokio gyvenimo. Ir aš, žodžiu, vis tiek labai nuoširdžiai ieškojau Dievo. Ir vieną kartą jis man prakalbo, aš taip išgirdau labai realiai, paklusau tam balsui. Žodžiu, tai man labai įsiminė šitą dieną. Jau aš netgi palaipsniškai grįžau į pasaulį, pradėjau draugauti su savo senom draugėm ir pradėjau raštą, jau nebeskaičiau Biblijos jau kurį laiką, gal netgi metus kokius jau nebeskaičiau. Tiesiog, bet taip viskas taip eina, taip ėjo pamažu, kad aš net nesupratau, savy nepastebėjau to pasikeitimo. Visą laiką atrodė viskas gerai. Ir žodžiu, vieną vakarą išgirdau aišku tokį Dievo kvietimą paimti raštą, nes aš vakarais žiūrėdavau tokį serialą per televizorių. Šiaip nežiūrėdavau visų ir nemėgau vieną. Man labai vienas patiko ir aš jį visada žiūrėjau. Tai buvo toks kaip ritualas kiekvieną vakarą grįžti iš darbo ir tą serialą žiūrėti. Ir aš vieną vakarą paėmiau tik pultą į rankas ir jau spausiu, kad įsijungti. Žodžiu, iš darbo grįžus, toj turi prasidėti ir išgirdau aiškiai man Dievo kalbant. Tiesiog tai buvo labai labai aiškus supratimas, kad man net taip ir iškrito ir tai buvo balsas, ar gali dėl manęs nežiūrėti
šito serialo. Ar tu gali dėl manęs nežiūrėti? Aš čia su tokia lėkštė salotų, nes grįžtu, greit pasidarau salotų ir bėgu prie teliko, nu jau čia valgysiu ir žiūrėsiu, žinot, tik kaip būna. Ir viskas, man taip viskas ir iškrito. Ir aš sėdžiu ir aš viena ir tikrai suprantu, kad čia man Dievas kalba. Galvoju, nejaugi Dievui svarbu, kad aš žiūriu čia. Taigi čia nieko blogo nerodo. Tiesiog paprastas gyvenimiškas serialas apie gyvenimą. Ir aš tiesiog balsu pasakiau, dėl tavęs Dieve aš galiu nežiūrėti. Nejaugi Dievui nepasakysi, nesakysi, nes tai buvo toks sukrėtimas, tikrai ryškų, aiškiai tokį supratau. Ir tada jisai toliau man sako, paimk dabar Bibliją ir aš tau kalbėsiu. Tai ateina tokios labai mintis konkrečios. Jūs žinot, kaip kada Dievas kalba. Tu žinai, kad tu ne tu galvoji. Tau nestovi kažkas prieš akis fiziško, nesako, bet tu taip supranti realiai, kad tikrai tai jis ir niekas. Ir aš tada iš naujo pradėjau skaityti raštą ir jis man tikrai pradėjo kalbėti. Aš tą vakarą tiek daug gavau iš Dievo, taip atsivėrė širdis ir nuoširdumas. Ir aš jau noriu vieną tą rašto vietą perskaityti iš Apaštalų darbų. Kaip aš vėl grįžau į bažnyčią, kaip aš supratau, kad taip, tai Dievas iš tikrųjų kviečia. Atsiminkštino mano širdis ir aš pamačiau šitą žodį. Tai buvo Apaštalų pati pradžia, iš 2 skyriaus, kur gimė bažnyčia, kaip sekminių dieną gimė bažnyčia. Ir žodžiu, jie čia Petras kalbėjo, ragino visus ir po to rašo, kurie mielai priėmė jo žodį, buvo pakrikštyti ir tą dieną prisidėjo prie jo apie 3000 sielų. Žodžiu, bažnyčia iki 3000 užaugo per vieną dieną, tai ir buvo ta pirmoji bendruomenė. Ir toliau rašo, jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokymo, bendravimo, duonos laužimo ir maldų. Ir man tas bendravimo, nes aš visą laiką galvoju, kad viską, ko reikia, aš pati galiu be žmonių. Ir, apaštalų mokymo dar mes galim. Va čia yra apaštalų mokymas, skaitai savo Bibliją ir jo laikaisi, ne? Bendravimo tu niekaip nepasilaikysi. Ir man atėjo toks supratimas, tikras apreiškimas, kad jeigu aš noriu vykti Dievo žodį, ir paskui dar kitų daug vietų yra, kur sako, jūs neapleiskit susirinkimų, rinkitės, tiesiog aš jų nenorėjau matyti kurį laiką. Ir tai buvo dėl neatleidimo. Viskas prasideda nuo kartėlio, nuo karčios šaknies, kuriai tu leidi išaugti. Ir ateina palaipsniškai iki to, kad tu tiesiog ir atsitrauki. Iš pradžių tai yra pavojinga labai, noriu jūs įspėti. Nors ir teisinga buvo iš mano pusės, atrodo, bet man tai pakenkė, mane atitraukė. Ir aš vėl į velnio pinklės buvau papuolus. Ir žodžiu, bendravimo, duonos laužimo ir maldų. Ir galvoju, maldų aš galiu, mokymo galiu. Gal ir duoną dar susilaužyčiau, bet aišku, aš to nedariau, vienas to niekada nedarysi. Ir tu nedalyvausi tam. Bet bendravimo neįmanoma. Laikytis. Reiškia, aš supratau, aš niekada neįvykdysiu to mokymo, kurį apaštalai ir duoda. Apaštalų mokymo. Laikėsi. Bažnyčia laikėsi. Jeigu aš noriu būti jo, aš turiu laikytis tos įsakymus. Aš supratau, aš negalėsiu laikytis, nes nėra bendravimo. Taigi bendravimas būtinas. Taip aš grįžau į bažnyčią po daug metų išėjimo. Buvo toks išėjimas. Iš čia jau, aš iš mūsų bendruomenės nebuvau išėjus ir labai tikiuosi Dievo malonė išsaugos, išlaikys, kad niekada neatsitraukčiau, nes dabar aš jau suprantu daugiau iš Dievo. Ir kodėl, žodžiu, ką man reiškia čia būti, čia sumaišyti klausimai, kodėl aš esu šios bažnyčios dalis, tai va aš jau dabar atsakiau. O ką man reiškia čia būti, tai aš pagalvojau, kad man reiškia augimą, kad aš augu čia. Man tai reiškia, kad aš dvasiškai galiu vystytis ir augti. Mano dvasinis žmogus gali augti tik tai bendruomeniai. Nes yra dvasios vaisiai, ne? Mes žinom, 9 dvasios vaisiai: meilė, džiaugsmas, ramybė, ištikimybė, gerumas, malonumas, susivaldymas, kantrybė. Va, 9. Žodžiu, tie visi vaisiai, dvasios vaisiai, jie auga mumyse. Jie negali be žmonių užaugti. Kaip tu būsi kantrus, jeigu nėra ko kentėti?
kaip tu sėdi vienas pats namie ir kantrybę augini. Kaip užaugs kantrybė, tau turi būti objektas, kuris tave nervina, o tu kantrus kenti. Tada tau auga kantrybė. Kaip iš kur jinai bus? Ir mes sakom, o Dieve, duok man kantrybės. Jis tau duoda žmogų tokį, kuris tave nervina, erzina. Taip, nori kantrybės, prašom auginkis vaisius. Taip, visi kiti tokie. Taip pat meilė, objektas turi būti. Tu mokinies mylėti, mokinies pakęsti tą žmogų. Ir visi tie dvasios vaisiai, kurie auga, jie neįmanomi, jeigu tu neini į bendruomenę, tu būtinai. Todėl mes esam vieni kitiem labai reikalingi visapusiškai, dvasiškai, mus tai lavina ir augina. Ir kitaip nebus. Todėl labai dėl to džiaugiuosi. Ačiū labai, kad mes esame.